Bu. Sveiki. 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 Debilas. Nesmė. Šiandien pagaliau baigėme darbus senam daugiabutė, vieno kambario bute, monolite. Kodėl pagaliau, kas yra daręs elektrą monolitiniam bute, puikiai supranta, kad daug malonumo tame nėra. Ir reikia stiprių karūnų, įrankių, stiprių nervų, nes vos tu tik pradedi gręžti, pradedi trukdyti gyventi visiems kaimynam, vienas po naktinės, kitas su vaikais, antras alergiškas triukšmui, trečias alergiškiam triukšmui, žodžiu, nesmė. Tai va, kokios yra dažniausiai pasitaikančios klaidos darant elektros instaliacijos renovacijas senos statybos bute? Numeris vienas yra, kuomet darant remontą nekeičiami elektros įvadai. Kodėl tas yra blogai? Nes greičiausiai, jeigu jūs nekeičiat elektros įvadų, tai kažkur bute, paluby, paskirstymo dėžutė išjungiat aliuminio ir vario laidus. Ir padaryti tokį sujungimą kokybiškai ilgalaikiai perspektyvų yra tikrai sudėtinga. Gerai, jeigu tai yra apšvietimas ar kambario rozetės, bet ypatingai, jeigu kalba prasideda apie virtuvę, tai tikrai yra didelė rizika, kad turėsit ardyti lubas, kur bus paslėpti tie sujungimai, ardyti apdailą ir viską taisyti. Antras dalykas, kodėl tai yra blogai. Jeigu jūs jau taip darot, greičiausiai nėra naujo įvado, pas jūs liko dviejų laidų sistema, kas yra iš statyboje teisingai sakyti nulinimo. Apie jį pakalbėsiu kiek vėliau. Na ir bet kuriuo atveju darant remontą, nepasidaryti savo to nulinimo įžeminimo, tai yra mažiausiai kvaila, kadangi jūs negausit papildomą saugumą savo elektros instaliacijai. Trečias dalykas, dėl ko tai yra negerai, jeigu jūs nekeičiat įvadų, reiškia, jūs neperkeliat elektros skydelio į butą. Jeigu jūs neperkeliat elektros skydelio į butą, senos statybos laiptinėse prie skaitliukų tikrai nėra daug vietos, kad sumontuot įtampos kontrolės rėlę, nuotėkio rėlės ir viską tinkamai sugrupuot. Nuotėkio rėlės ir įtampos kontrolės rėlės, aš skaitau, senoj statybų yra būtinos, kodėl papasakosiu kiek vėliau, bet darant remontą tai yra tikrai neprotinga. Tai va, važiuojam toliau. Dar vienas dažnas noras ir prašymas atvykus pas potencialius klientus į senos statybos butą yra naudot senus kabelių kanalus. Na, jūs kaip žinot, senoj statyboje laidai buvo pratampyti iš anksto, monolitai išlietais vamzdeliais, kanalais. Ir taip pat žmonės dažnai nori naudot senas angas jungikliam, rozetėm. Tai daroma turbūt taupymo sumetiniais, bet aš retai pasirašau tokiom avantiūrom. Kodėl? Nes kabeliniai kanalai senieji dažniausiai eina įstrižai tarp jungiklio ir paskirstymo dėžutės, tarp rozečių ir paskirstymo dėžučių, kas jau prieštarauja šiuolaikiniam taisyklėm. Antras dalykas, šiuolaikinės montažinės dėžutės tikrai netilps į senas angas, jas reikės platinti, daužyti ir finansiškai gausis tas pats efektas. Na ir trečias dalykas, tie kabeliniai kanalai, vos tik pradedi ten kažką judinti, jie pradeda kimšti šiukšlėm, ten pradeda byrėto šiukšlės, kartais būna sudėtinga prasitempti pro tą kanalą naują laidą, kadangi ten būna betono likučių ir panašiai. Iš toj vietoje aš manau, kad tikrai nebus didelės ekonomijos. Mes siūlom keisti viską nuo A iki Z, daryti naujai. Ketvirtas dalykas, senos rozetės, seni jungikliai būna nepatogiuose aukščiuose. Čia yra senas jungiklis, čia yra nauji jungikliai jau. Tai naujus jungiklius visą laiką patogu pasiekti ir vaikam, ir suaugusiam. Čia jau yra pasenęs standartas. Taip, išėjau į laiptinę, matot mano įnulinimą, apie kurį šnekėjau, kad yra labai svarbu padaryti remontuojantis. Tai yra saugumas, šitą šinutę, korpusas skydo apačioj rūsy, ties įvadų namo pagrindinių yra sujungtas su nuliu. Ir va, aš pakeičiau automatą mano būto, nulinę šinutę įdėjau. Dabar bus viskas labai gerai. Tai va.
Taip, tai atėjo laikas elektros skydui, toks vat elektros skydas. Ir iškart kyla klausimas, kodėl toks didelis ir kas čia. Tai čia paliktas įvadinis vamzdelis šviesolaidžiui internetui iš ryšių skydelio laiptiniai. Čia montuosis konverteris iš šviesolaidžių internetinį kabeliuką, svičas, rozetė ir panašiai. Tai va, antras klausimas, kodėl įranga iš dešinės į kairę. Tai buvo padaryta patogumo sumetimais, kadangi įvadinis kabelis buvo pakankamai storas, 10 kvadratų varis. Jis buvo įvestas už nugaros dešiniai pusiai, tai ir įvadinė įranga buvo patogiau sumontuoti dešiniai pusiai. Tai klientui nuo to nei šilta, nei šalta, svarbu viskas sumarkiruota, užlaminuotas sąrašiukas pasikabins ir bus valio. Kas liečia įrangą, tai čia matot įtampos kontrolės rėlę. Įtampos kontrolės rėlė senoj statybų yra būtina, nes tai yra padidinta rizika, kad nudegs įvadinis nulis, kadangi įvadiniai kabeliai, instaliacija pati yra sena, jau nusidėvėjus ir panašiai, o kai nudega įvadinis nulis, tada kas? Į tinklą plūsta 380-400 voltų, kas degins jūsų įrangą, o įtampos kontrolės relė savo ruoštų pamatys, jog įtampa šoktelė aukščiau nustatytos normos ir atjungs elektrą. Kai susitvarkys įtampą, jinai grąžins elektrą atgal ir taip išgelbės jūsų įrangą. Tai va, toliau, kirtiklis. Kodėl kirtiklis ne automatas, rasit video mano kanale. Kodėl dvipolis, kadangi reikėjo daryti darbus, o tiekėjas neturėjo vienpolių kirtiklių, tai man patiko idėja, kad atsijungs ne tik fazė, o nulis. Tai va, toliau, apšvietimo automatiniai jungikliai, jų smarkiai nekomentuosiu. Toliau nuotėkio rėlės ir automatiniai jungikliai. Šaldytuvo atskira linija nuotėkio rėlė plus automatas. Šaldytuvų dažnai mėgstu padaryti atskirą liniją, jeigu iš įpročio žmonės, pavyzdžiui, norės vasarą išvažiuoti į sodybą ir norės atjungti visą elektrą išskyrus šaldytuvą, tas bus patogu. Nuotėkio rėlės skalbyklė, vonios rozetės, svetainės kolidoriaus ir sandėliuko kištukiniai lizdai, nuotėkio rėlė, kaitlentė, orkaitė ir virtuvės darbinės rozetės. Taip, tai labai svarbu atkreipti dėmesį iš šitų sienelių storį, kadangi čia yra 4,5 cm storis, toks koks ir montažinės dėžutės rozetė jungiklių storis, o matot, viskas išgręžta kiaurai. Tai dabar reikės čia viską klijuotų plytelėm, klijais ir tik tada galėsim montuoti montažinės dėžutės. Tai va. Dar labai svarbus niuansas yra ventiliatoriaus pozicija vonioje tualete, kadangi dažnai žmonės čia nuleidžia lubas, pasilieka anga lygiai ventiliatorių, įsistato ventiliatorius, o priekinė apdaila užsideda kampu užėtai pasukė ir viskas užsifiksuoja. Deja, kai būna lubos, jau tas pasukimas kampu tampa neįmanomas ir reikia galvoti, ar palikti ventiliatorių be apdailos arba tą apdailą klijuoti. Tai reikia tikrai atsižvelgti tą vietą. Kaip matot, montažinių dėžučių dar nemontavom, nes greičiausiai montuosim tik tai po to, kai apdailininkas palygins sienas, išlygins. Tai padarėm, kadangi žinom, jog yra tikimybė dabar sumontavus montažinės dėžutės, rasim paskendusias išlyginamajam sluoksnį ir tada turėsim papildomai priauginti tokius žiedukus. Ir tam, kad nedaryt dvigubo darbo, tai nusprendėm grįžti į objektą po sienų lyginimo. Tai va. Dar vienas smulkus niuansas, kurį dar nepapasakau, tai domofonas. Apie domofoną irgi reikėtų nepamiršti. Šitam bute, kaip nekeista, visi kaimynai turėjo domofonus, o šitam bute, kuriam keitėm instaliaciją, neradom iš vis jokio laido jam. Tai šiuo atveju nutęsėm tą kabelį iki elektros skydelio, iš elektros skydelio padarėm rezervinį vamzdelį į ryšių skydą laiptiniai. Tai bet kuriuo atveju bus galimybė bet kada prisijungti prie namo sistemos. Šeimininkė minėjo, kad išsiaiškins, kas montavo tos ragelius ir viskas susitvarkys. Tai tiek. Tai dar viena klaida, kurią žmonės daro darydami remontą senos statybos būtuose, yra interneto įvadas. Dar yra būtų, kuriuose nėra įvesto šviesolaidinio kabeliuko internetui
Ir žmonės apie jį prisimena tik tada, kai pasidaro remontas, apdaila ir taip toliau. Tada nieko kito nebelieka, kaip tik tai skambinti interneto tiekėjui, jis atsiunčia vyrukus, jie klasiškai gręžia sieną, paviršiniu būdu nusileidžia iki grindų ir tada klasiškai palei grindjuostes nuveda kabeliuką iki routerio ar iki vietos, kur stovės routeris. Tai kad taip neatsitiktų, jau remonto metu pasirūpinkit tuo. Iškart galite skambinti interneto tiekėjui, jisai atvažiuos viską, praves, nuties. Arba paprašykit pas savo elektriką, kad padarytų rezervinį kanalą, vamzduką su siūlu, su viela, kad padarius apdailą būtų galimybė interneto tiekėjui prasitraukti šviesolaidinį kabeliuką iki routerio vietos. Tai va. Taigi dabar glaustai, kas yra svarbu darant naują elektros instaliaciją senos statybos bute? Tai numeris 1, būtinai keičiame vadinius kabelius iš laiptinės į butą. Numeris 2, laiptiniai darom įžeminimą per brūkšnelį į nulinimą. Numeris 3, elektros skydą darom bute, kur montuojam nuotėkio rėles, įtampos kontrolės rėlę. Numeris 4, nepamirštam interneto šviesolaidžio įvado. Numeris 5, jokių senų kanalų, senų montažinių dėžučių, viską darom naujai. Numeris 6, atkreipiam dėmesį į ventiliatoriaus pozicijas vonioj tualete, kad nereikėtų žiūrėti į ventiliatorių be priekinės apdailos. Numeris 7 yra vonios tualeto sienelių storis, jeigu jūs jų negriaunat ir nedarot naujų. Tai va, darykit viską protingai, apgalvotai, moderniai, saugiai. Ačiū.